Ladies and gentlemen, please. 1 minute to start. 前4名运动员的出发时间仅仅间隔16秒。前3名运动员分别来自匈牙利、立陶宛和保加利亚。Leaving off from Russia rounds out the top 4. Lebanov is off. 匈牙利运动员和立陶宛运动员已经完成了射击，开始了他们的第1轮800米奔跑。Our leaders Regish from Hungary weigh in third. 保加利亚运动员位列第4。 他们今天的比赛总共要跑4组800米。The top 9 athletes second. Bulgaria third. Lithuania fourth. 目前我们的女性运动员依旧是1号，来自匈牙利。俄罗斯运动员率先开始射击。现在场上的领跑者是4号加俄罗斯，他已经完成了。Russia's our leader. Followed by Regish from Hungary. 可以看到第2个运动员是1号运动员，来自匈牙利。Lebanov has 4 hits. 都是运动员已经射出了4枪。Lebanov from Lithuania is coming in. Lebanov has 5 as his final 800 meters. 4号选手已经完成了他最后的射击，目前在场上依旧是第1位。And Regish from Hungary. The players Pirmieji 4 šūviai, jau galvojau viskas bus, jau mintyse galvojau jau ne, antras sušaudžiau gerai, jau vilčių atsirado, trečią irgi gerai sušaudžiau, dar labiau vilčių atsirado, jau užbėgau antras, pasižiūrėjau atstumą nuo 4 vietos, buvo gan didelis, po 4 šaudimo šiek tiek susivėliau ir išbėgau 3 taipogi, bet buvo mažas atstumas nuo 4 vietos. Tai teko jau kas kokias 2-3 sekundės žvalgytis, kiek metrų nuo manęs ir kai liko kokiek 300 metrų, jau finišas buvo. Nieko nejaučiau, bet iš kažkur atsirado jėgų ir finišavau. Ir tas laukimas, tas treniruočių darimas toks ar daryti stipriai, kad formą atgaut ar daryti nestipriai, kad neprarast formas toks visą laiką. Toks buvo neaiškus klausimas. Dabar gali gal palyginti su pasaulio čempionatu iš šito? Galima pasakyti, kad čia buvo sunkiausias varžybos, kokias turėjau. Dėl to, kad tokio bėgimo dar kol kas neturėjau nuo paskutinio rato, kad visą absoliučiai finišuoti. O šiaip viskas gerai. Džiaugiuosi labai. 3 vieta. Accompagné de Klaus Strockmann, représentant l'Union 立陶宛运动员 Dovydas Vaivada. I know.